Gerbiamieji trečiosios pamokos žiūrovai, mylimiausi ir nuostabiausi Žalgirių gimnazijos mokytojai. 2014 m. rugsėjo 25-6 dienomis buvo organizuota linkėjimų vaivorykštės akcija mokytojams. Specialioji korespondentė ryžtingų žingsnių žygiavo po Tauragę ir į Žalgirių gimnazijos krepšelį dėjo linkėjimus mokytojams. Sveiki! Mes šiandien vaikštome po Tauragę ir kalbiname žmonės. Ką jie gali pasakyti mokytojams mokytojų dienos proga? Ką galėtumėte palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Sėkmingų mokslo metų ir gerų mokinių. Ačiū Jums labai. Ką galėtumėt palinkėti mokytojams? Gerai mokyti vaikus. Ką galėtumėte palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Labiausiai norėčiau palinkėti kantrybės, nes jos tikrai reikia dirbant su vaikais, ištvermės, geros nuotaikos visą laiką, optimizmo ir kokį dar. Žodžiu, kad kiekviena diena būtų kaip šventė ir kad kiekvieną dieną labai gerai viskas sektųsi. Ačiū Jums labai. Gerai. Ką galėtumėte palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Ištvermės turbūt kariaujant su vaikais ir iš tiesų ugdant mūsų šviesią ateitį. Labai svarbi misija mokytojų yra, stiprybės iš tikrųjų jiems sunkus darbas yra nelengva. Aš dažnai pagalvoju, kad kuo stipresnis mokytojas, tuo daugiau tuo metu vaikams yra, vaikai tos piktumą išlieja galbūt kartais, bet paskui per gyvenimą mes eidami visą laiką atsimenam būtent tuos stipriausius, labiausiai lietusius mokytojus mokintis ir jiems sakom didelį ačiū, ko galbūt nepasakėm besimokydami. Tai norėčiau ir pasakyti mokytojams visiems didelį vis tik ačiū, kad mes kai buvom vaikai, paaugliai, jų neįvertinom, o suaugę, kuo toliau, tuo labiau mes juos vertinam iš tikrųjų, tai toliau. Ir aišku, gražaus rudens, gražios šventės ir visiems jėgų kuo daugiau su vaikais mūsų. Ačiū Jums labai. Norėčiau Jūsų paklausti. Na gerai, pirmiau, kad palinkėtumėt mokytojams, ką nors mokytojų dienos proga. Mokytojų dienos proga noriu palinkėti mokytojams kantrybės ir auklėjantinius auklėjimus. O koks įsimintiniausias prisiminimas iš mokyklos? Šiandieną sunku prisiminti, jau prisiminiau. Tiesiog rugsėjo 1 įsimintiniausia, ką dabar atsimenu. Ačiū Jums labai. Ką Jūs galėtumėt palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Mokytojų dienos proga linkiu visiems gerai išauklėti vaikus. Kad jie būtų geri, nešiotų atšvaitus visada, vaikščiotų su liemenėm. Pats svarbiausias dalykas per man, mes jau daug nalinom buvo. Jau viskas bus jau tenksas neapšė. O ką Jūs palinkėtumėt mokytojams? Mokytojų dienos proga. Būti tokiems stipriems kaip šunims. O, teisingai. O Jūs? Pinigų. Labai geras. Tai gražių mokytojų tokių, kaip Jūs turbūt. Aš mokinė dar. Mokinė, bet būsit mokytoja. Ką galėtum palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Mokytojams norėčiau palinkėti laimės, sėkmės ir kantrybės moksluose. Ačiū labai. Ką galėtum palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Galėčiau palinkėti laimės, sėkmės, drąsos, ir turbūt viskas. Ačiū labai. Ar aš atkau, Monika? Taigi. Palauk, du klausimus. Gerai. Jau. Ką galėtumėt palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Kadangi aš pats esu baigęs kaip pedagogika, tai savo kolegoms galėčiau palinkėti tai kantrybės su jumis. Kaip čia pasakyti, žodžiu, gražiausia akimirka gyvenime. Taip išsireikšti. Patirsit patys, sako. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Ką galėtumėt palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Stiprybės, kantrybės su vaikais. Neįsivaizduoju. Ačiū labai. Ką galėtum palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga?
Gerai, dėkuoju. Ką galėtumėt palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Ištvermės daug mokinių ir didelės sėkmės šiaip. Sėkmės ir laimės. Ačiū. Ką galėtum palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Palinkėčiau, aišku, gerų mokinių, ištvermės, kantrybės. Tik tiek. Ir koks įspūdingiausias prisiminimas iš mokyklos laikų? O jie tau paklausė čia dabar. Atsimenu, kai mokykloj skraidė pienalinės, gėlė krito per langą. Tokie linksmi prisiminimai. Gerai, ačiū labai. Ką galėtumėte palinkėti mokytojams mokytojų dienos proga? Ištvermės, optimizmo ir išlikti tokiems, kokie yra, kad jie ir toliau liktų atsidavę mokiniams. O koks įspūdingiausias prisiminimas iš mokyklos laikų? Ta prasme. Greitai net nežinau. Tikrai nežinau. Kad labai daug tokių smulkių, kad ir mokytojų dienos, kai būdavo, kad mes pakeisdavom mokytojus ir šventėm, kai ruošdavomės, tai turbūt visi tie išleistuvės, šimtadieniai, va tokios. Gerai, ačiū Jums labai. Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas. Jis neša mus kaip trykštantis srovė. Ir štai plaukai tarsi šerkšnus užvilga, skausmingai ieškai jo tikros prasmės. Kaip greitai bėga dienos tos ratuotos, pripildytos darbų, svajonių ir imties. Kasdien tarsi atakon tu eini kovoti už šviesą, gėrį, žmogų ateities. Tebūna visos jūsų dienos gražios ir skaisčios, lyg pavasario versmė. Nors valandų sunkių, žinau, vėl bus nemaža. Tegul jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia jūsų sielas ir uždega juose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.